Dar vieną mersiuką tokį radau GLE 350, 16 metai, beveik 124 000 mylių nuvažiavęs, būt su pažeidimu į priekinę dalį. Kaip matot, pažeidimas tikrai nėra didelis, bamperis, lempa, sparnas tas pats darosi, parsiduoda draudimo, spalio 13 aukcionas, balta spalvytė. Užsiveda ir važiuoja, rudas su šviesiu salonas, sėdynė jau truputį, matot, išsėdėta. Rašo, kad kūrėsi ir važiuoja, galim pabandyti. Jau užsiveda be problemų. Dega check engine'as ir dar keletą lempučių. Gerai, jungiam lauk. Na, būklė aišku nėra labai ideali, matosi, kad mygtukai tokie kažkokie nusilūpę. Tiek limos, šildomos sėdynės, tiek multimedijos. Šitas porankis taip pat yra, čia irgi mygtukai visi atsilūpę labai stipriai. Šviesios lubos, aptaškytos visos, nežinau, ką čia reikia daryti. Cheminio tai verkiant prašosi. Tas irgi atsilūžęs, neužsidaro. Čia mygtukai irgi labai įdomi, ir čia nuo karščio, visur mygtukai, matot, nusilūpę. Ir šitos netgi galinis. Bet kitos visos sėdynės, ta prasme, tik reikia cheminio valymo, nėra sudraskytos, suplėšytos, išsėdėtos. Dar ir galinis mušimas yra, dangti šiek tiek. Dangtis, matot, bamperis, išmetimas ir padanga.